pristatomas toks ir gidas. Mes kartu su privačia kampanija nuomonės tyrimo, sakysim, viena iš tokių didžiausių kartu šitą darbą pristatysim šiandieną. Tai bus kažką tai galima ir padalinti žmonėms, jie galės pasiskaityti, matys Lietuvos žmonių požiūrį į kai kurios aspektus, vėlgi tos pačius prioritetus, į tos darbus, kai kur pamatys, bus labai įdomu, kai kur sutampa nuomonės, kai kur nuomonės šiek tiek skiriasi, bet tai irgi rodo mūsų specifiką. Bet visumoje tai mes pasirengę esam sklandžiam pirmininkavimui, moderavimui, neužsimdami kažkokių tai radikalių pozicijų, bet vis dėlto su tikslu būti konstruktyvus ir kad būtų rezultatas svarbiausia. Tai šitą, aš manau, turėtų tuo patikėti, manau, kolegos, ir mes pamatysim tai įtikinti. Šitoje vietoje prisiminsiu, juk mes paskelbę esam Europos piliečių metais šios metus, tai va, ir patys su to rūpinamės, tai manau, tikrai labai gera proga dar kartą susimastyti, ką tai reiškia. Ir manau, kad ne tik tai parlamentarai, kurie, aišku, žmonių rinkti, ir kaip ir tas tiesioginis ryšys yra su žmonėm, bet patys žmonės, piliečiai, jie turėtų labiau galbūt būti sudominti, čia yra mūsų užduotis, įtraukti į šitą darbą ir kad tas tarpas tarp to vadinamo priešakinio būrio, kurie tą daro politiką, kurie realizuoja ir kuriem dabar vykdysim, pirmininkausim ir įvairius prioritetus vykdysim ir tarp žmonių, kuriems turėtų galbūt rūpėti ateitis, bet ne visada jie tą galbūt suvokia. Tai va čia irgi norėčiau, kad ir tai būtų diskutuojama daugiau. Tema, pripažinkim, mums yra dar vis tiek truputėlį tokia, atrodo, dirbtinė ir kartais, kai pakalbi su žmonėm, tai būna pasakymas, kad pas juos Europos Sąjungoje ten vyksta kažkas. Tai yra pas mus Europos Sąjungoje vyksta. Ir tai su mūsų žmonėms susiję. Pirmininkavimas yra iššūkis, kaip ir užduotis valstybei atlikti tinkamai sąjungos narės pareigas šiuo atveju. Bet ir gera proga truputėlį įtraukti labiau visuomenę, įtraukti piliečius ir žmonės į tai, ką mes darom ir kad jie suvoktų, kad iš tikrųjų visą tai daroma būtent piliečių žmonių labui.